110 žmonių susirinko, 30 pavalgė, visi kiti alkani. Pirmas kartas buvo, ne, kai viso tortą suvalgė svečiai. Taip, jeigu neklystu, močiutė apsiverkė. Ir aš žiūriu ir suprantu, kad jums nereikia mano pasirodymo. Būna, šokį ten kažką šokį ir taip laimiktuką netyčia paspaudė. Ir pasileidžia normaliai daina pagal. 11:05 aš sulaukiu skambučio. Labą dieną, kur jūs? Vedėjai tikrai ruošiasi daug. Daug mes ruošiamės, tikrai. Jie jokios sutarties pasirašė. Ne, jie man dar kartą paskambino. Ir aš ten ištieskit ranką, o reikia antrą ranką ant viršaus ir ten supratau. Ir tik girdžiu kažkoks. Budum, 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 budum. Taigi, sveiki. Tai podcastas Balius baigtas, antra laida. Laida skirta renginių sferos atstovams ir jos mylėtojams, kur renkasi vieni geriausių renginių sferos atstovų tam, kad pakalbėti apie rimtas esminės problemas. Išsakyti dalykus, kuriuos ilgai slėpė, nesakė, nenorėjo sakyti, arba jiems dar niekas nebuvo pasiūlęs pinigų už tai, kad jie apie tai papasakotų. Šiandien su manim kartu yra renginių organizatorė ir vestuvių planuotoja Sandra Garbanės-Planas, DJ ir techninis aptarnavimas Artūras Sao Sounds, fotografė Diana Ko ir iliuzionistas Alanas Klatkovas. Mano vardas Denis, aš esu šios laidos vedėjas ir kadangi tai yra jo antra laida, mes su jumis jau aptarėm tikrai labai daug dalykų, kurie tarp kitko yra pirmoji laidoje. Dabar mes pratęsim su labai, manau, tokia faina, įdomi visiems tema. Čia susirinko, ne? Taip sakant, the best of the best. Taip. Tam tikros sferos, tam tikrų rinkų, skirtingų ir kiekvienas iš mūsų gali papasakoti apie save, kokie mes nuostabus, ten mūsų save išbučiuoti ir taip toliau. Bet kokios yra mūsų klaidos, kokios yra jūsų, nežinau, geriausios, blogiausios istorijos, jūsų rimčiausios klaidos. Taip vadinami fuck-upai. Prašau, va čia dedam ant stalo prieš visus žiūrovus ir sakom, va čia aš susifeilinau, pasimokiau, galbūt, taip, labai tikiuosi, kad mes visi esame nuo šito dalykų pasimokę, bet šiandien aš noriu iš jūsų išgirsti būtent šitas istorijas. Tai kas... Pradėk, aš žinau, tu vieną gerą. Ne, žiūrėk, ne. Prašau, reikia, kad tu gerą toną Ne, duotum. tegul visi išduoda, o Denisas nieko nesakys blogo. Aš girdėjau. Jisai turi parodyti, nes ten, žinau, tikrai gera istorija. Nu, papasakok. Gerai, gerai, jeigu jau taip, aš tada pradėsiu, taip. Aš kadangi esu renginių vedėjas ir aš jau tuo užsiiminėju kažkur, jau realiai 10 metų, jeigu neklystu. Tai kažkur prieš 5 metus buvo atvejis, kai mes vedėm 18 metų gimtadienį. Mes dirbom duete su tokiu kolega Julium. Kažkur apie 100 žmonių, jeigu neklystu, gimtadienis labai rimtas, 18 metų ir mergaitei tėvai, nu ten, vidury programos tėvai padovanojo tokią mažą dėžutę. O mes nežinojom, kokia ten dovana, realiai. Visiškai nežinojom. Bet, nu, ten, grandiozinė, viską padaryta, taip, nu, žinai, kad čia staigmena ir taip toliau. Atidarom dėžutę, o ten yra maža mašinos Modeliukas. Modeliukas. Bet pasakykit man, prašau, jūs visi čia sėdintis. Ką jūs pagalvotumėt, kai per 18 metų gimtadienį, taip grandioziškai, taip, dovanoja mašinos modeliuką? Nu, kad laukia yra tikrai. Aš būtent tą patį pagalvojau. O, blambas, dabar jau nujaučiu. Nesakyk, kad tai buvo tiesiog modeliukas. Taip, Ir tu pristatėjai normalią mašiną. ir aš pradėjau sakyti, kad, mielieji, tikriausiai, nu, ne tai, kad tikriausiai mūsų laukia dar galbūt didesnė staigmena. Ir aš tuo metu šito nemačiau, bet mano kolegos kuo puikiausiai matė, kad man jau visi, nu ten, kurie šeimos nariai, ta prasme, tėvai ir močiutė, seneliai, kurie žinojo, kad ten mašinos jokios ant arti nėra. Aš papasakau, žiūrėk, kaip iš šono atrodo. Taip. Denis jau kviečia jaunimą, sako, einam į lauką, ten mašina. O mikrofą viskas. Julius, kitas vedėjas, mamos sėdi, močiutė sėdi, jau tokios baltos, tipo, ne, nieko. Julius jam sako, nėra mašinos. Jo, gerai, nėra. Ir einam į lauką, ten mašina laukia. Nu ir ką, ir mes atėjome į lauką, ten jokios mašinos nėra. Visi šunų ten, tyliam šokė, maždaug mes grįžom atgal. Nu, maždaug, surprise, mašinos nėra.
Jeigu neklystu, jeigu neklystu, močiutė apsiverkė. Iš gėdos, nepamenu tiksliai, aš jau pats, aš nepamenu iki galo šitos istorijos. Jausmą, nes išsitrynė iš prisiminimo, bet iš atminties. Bet pasirodo, visa šitos dovanos esmė buvo tame, kad kažkada greitai, Motivacija. jo, kažkada greitai neužilgo ta mašina bus. Tiesiog jos tada nebuvo, bet jie vis tiek nusprendė padovanoti tokį modeliuką kaip simbolių to, kad ta mašina bus. Tai nuo to laiko mano pamoka buvo visą laiką tikrink. Iki skrupulų tikrink detalės. Jeigu nori staigmeną padaryti, parašykit man, susisiekit su manim, pasikalbam. Arba ten suraskit mane prieš renginio pradžioje, welcome zonai, suraskit mane, pasikalbėkit ir taip toliau. Ir netgi jeigu jūs darot kažkokias staigmenas, aš jau tada tiesiog atiduodu mikrofą. Va žiūrėkit, va čia mikrofončikas, jūs mokote įkalbėti. Prašom, pirmin, pristatom, pasakom, kaip norim. Aš tiesiog palaikysiu plojimais, jeigu reikės. Ir viskas. Wow. Tai viską tikrinam, detalės sužiūrim ir nebedarom, taip sakant, savivaliavimo, nes visą tai gali nueiti labai labai toli ir labai ne ten, kur reikia. Tai va, čia toks yra mano, nuo kurio aš galėsiu pradėti, tai kadangi... Geras. Ačiū. Labai geras. Ne, man tai liūdna kažkodėl. Ne, aš suprantu, kad liūdna, man irgi buvo liūdna, aš laukus, kad ten bus, žinai, mašina, ne, nieko panašaus. Tai va. Tai galbūt Sandra, aš nežinau, gal kažkaip taip eisim. Buvo tokios istorijos, man atrodo, nustebinti kažko labai sudėtinga, bet iš tikrųjų toks dalykas, fakapas, iš kurio pasimokiau, buvo ne taip seniai, buvo nestandartinio kaip čia formato, galima sakyti, vestuvės, kur jaunieji norėtų, kad nebūtų tų vakarienės stalų, tai žodžiu, po ceremonijos, bažnytinės ceremonijos, jie su pačiais artimaisiais ėjo vestuvinių pietų, o visi kiti svečiai buvo pakviesti vėliau tik tais vakare. Ir esmė ta, kad mes pavalgę per pietus, ar ne, ir tada mes, kai sustinkame vakariniai daly, dar, kadangi vasaros vidurys ir šviesų, ir žodžiu, labai ilgai dar, tai kai visi 6 valandą susirenka tenais, lauke mes praleidžiam kieme laiką. Ten buvo sutarta, kad mes grinai 3 valandas leidžiame lauke, išnešam tortą, ten labai grandioziškai tą tortą suvalgom ir tada jau 9 einam į vidų ir ten koncas jau laukia. Ir prie konso ten kažkokių užkandukų duodam. Ten jau rimtesnių, nes čia buvo tik tai vienakasniai. Ir esmė atrodo tobulai, ar ne, viskas faina, žodžiu, žmonės renkasi, 110 žmonių susirinko. Artimieji 30 pavalgė, visi kiti alkani ir 3 valandas iki 9 vakaro jie turi tik tai vieno kąsnio užkandukus, kurios nušluoja labai greitai ir daugiau neturi nieko. Tada atneša tortą 15 kg, irgi nušluoja labai greitai. Aš manau, pirmas kartas buvo, ne, kai visą tortą suvalgė svečiai. 15 kg, žinai. Išlaižė, taip. Ir galiausiai, kai tada jau 9 valandą, ten po 9:15 mes kviečiamės visus į vidų, nes jau ten grupė laukia, nes grupė buvo staigmena realiai, niekas nežinojo, tai buvo iš jaunųjų toks gestas įdomus ir žodžiu, ir tada mes sukviečiam ir tada jau atsidaro, ne tik nešiojami kokteiliukai buvo, tada atsidaro jau baras viduje, žodžiu, išeina pirmam taimui grupė, šviesos, tavo mėgstamiausia tema, ar ne? Šviesos garsai, visa kita, o žmonės visi koridoriui valgo dabar, nes ten atnešė biškį karštų kažkokių užkandukų, ar ne? Rimtesnių nei vienakasniai, bet nėra vakarienė, ar ne? Tai buvo ir salotų, ir kažkokių ir desertų kur tuo pačiu, ir ką už ką pavalgyti buvo galima, nėra vakarienė, bet esmė ta, kad, žodžiu, niekam neįdomu grupė, visi eiliai prie stalo, kad galėtų kažką pagrobti. Tai vat, šitas atvejis man įsirėžė į atmintį tikrai labai griežtai, kad mes turim pamaitinti žmonės, o tada mes duodam šou, o tada mes duodam ten bendravimus, tada mes duodam tortus ir visą kitą. Niekada nedaryk ir jokių interakcijų su alkanais svečiais, čia yra jokiais būdais ne. Bet kokia tavo moralė, ką tu pasimokai šitą dalyką? Maityti žmonės. Taip, čia jau. O tada jau daryti šou, žinai, o ne tai, kad šou prasidėjo, žmonės nevalgė ir dabar yra koridoriui ir valgo, kol ten tūsas vyksta, žinai. Tu šioj patalpoji. Ok, supratau. Aišku, Artūrai. Šiaip kažkokių tokių didelių fakapų tikrai nepamenu, kad dėl kažkokių, kad ten būtų jau labai didelių bėdų, bet yra tokių atvejų, kadangi
mano darbas tiesiogiai priklauso nuo įrangos ir tos įrangos kiekis yra labai didelis. Laidai, kolonėlės, tokie laidai ir kompiuteriai. Ir buvo keletą, šią vasarą buvo atveju, kai išvažiuoju iš namų ir žmonai sakau, prieš tai sakau, aš paimsiu tavo kompą dėl viso pikto, kad turėčiau atsarginės, kad valdyt šviesas. Okay. Ir kažkaip jau išvažiuojant iš namų, aš turiu savo kompą, dirbu su juo, viskas su juo gerai, neimsiu, žmona sako. Po to žmonai skambinau, sakau, jinai klausiu, ko nepaėmė mano kompo, norėjai. Galvoju, gal tau reikia, kaip nors. Atvažiuoju šį renginį, pasatau šviesas, viskas. O aš kažkaip, čia mes dirbam pirklių klube, ten labai daug nešiojama, labai daug įrangos, mes atvažiavom ten gal 11 ryto, kad tikrai viską suspėt. Aš pasijungiu šviesas ir neveikia, palauk, toj. Taip. O žodžiu, kompe sugedo pats USB-C portas ir tiesiog mano tas perėjimas, kuris valdo šviesas, jisai tiesiog, dėl to, kad ne. Ir aš tada vis tiek važiavau namo, vis tiek ėmiau žmonaus kompiuterį ir dirbau su žmonaus kompiuteriu. Tai taip pat buvo atvejis, kai mes dirbom su tavim ir žiūriu, svečiai dar renkėsi, įranga stovi ir aš toks, smirda, kažkas dega. Ten su ketvirtos vestuvės išėlės buvo, tai čia jau savo kvapą. Ne, ir aš toks, prie vienos kolonėlės, lygtais ne, prie kompiuterio, prie pulto, Šis du varai toks. Tai gerai, kad žmonių nebuvo, nes aš ten realiai, ten, žinai, yra žemyn ir viršų. Viskas kaip ir okei. Išeinu, pakvėpavau, grįžau, smirda kažkaip, vėl Denis ateina, sakau, kas čia smirda, sakau, ką žinau, gal čia virtuvė kažkada. Žiūrim tik tai, žodžiu, rozetę, viskas veikia, bet ant prailgintuvo užkabinau per daug įrangos ir pradėjo lydytis rozetės viduje. Ten tokia pats prailgintuvas. Jo. Ištraukiau, ta prasme, rozetė veikia, prailgintuvas veikia, bet kadangi buvo per daug įtampos, tai po to greitų būdų ten perkabinau, tai... Dėl to mes nepasakosim, kokiai salėje tai buvo, kokią datą. Bet aš... Kur jūs nebeįleidžiate? Aš tą pačią ten po 15 minučių parašiau šeimininkui ir pasakiau, kad viskas veikia, turėk minį rozetę juoda, bet jinai veikia. Tai dabar mes todėl, aš kai atvažiuoju, kad vis tiek ta diena, kai mes dirbam, jinai jau yra, nesugadinta, bet tu ryte nieko neveiksi. Tu ten nevažiuosi su žmona, ar tu su vaikais prie ežero, dar prie kažkur. Tai realiai aš atsikeliu dažniausiai ir jeigu svečiai renkasi ten 5, aš jau salėje dažniausiai būnu 12, nors man reikia kokių ten 2-3 valandų, bet aš ramiai pasistatau įrangą, patikrinu, sutikrinu, dar kartą patikrinu, kad 4 jau valandą prieš visus svečius viskas būtų paruošta, ar aš galėčiau dar atsigerti ramiai kavos, dar ten kažką pakalbėti, dar kažką patikrinti, ar tikrai viską turiu. Ir jau kai 5 valandą, ar prieš 5, šiek tiek prieš 5 svečiai pradeda jau rinktis, viskas būtų čikiai, nes sakau, kad nedegtų prailgintuvas ar kompas neveiktų, nes, sakau, ne viskas priklauso nuo manęs, o daug priklauso nuo įrangos. Tai būdavo, kai ten šokė kažką, jūs sakot, mažai ten didžiai kartais rodo būna, šokė ten kažką, šokė ir tai play mygtuką netyčia paspaudė, arba ten su ausinėm. Ir pasileidžia normaliai dainą pagal. Ne, ir sustoja ir nėra muzikos. Įsivaizduokit, visi šokai ir ten 3 sekundėm ir tu pats ne visada supranti, kas vyksta. Toks, ir tada pradeda visi šokti. Tai tokių smulkmenų tikrai yra, bet tiesiog po to pasiekti. Savo, prašau. Kol kalbėjai 4 fakapus jau spėjau prisiminti. Tai čia aš tu išsirink. Ir čia tik iš vienos vestuvių. Tai čia iš vienos vestuvių. Ok, gerai, ačiū tau labai. Alanai, gal pratęstų. Aš kaip magas, tai mano darbo specifika yra tokia, kad... Taisyti visus fakapus. Jo. Magiškai. Taip. Ne, faktas. Triukas gali nepavykti, bet dėl to, kad žmonės nesupranta, kaip jis turi atrodyti. Nes, pavyzdžiui, kai žonglierius žongliruoja, tai visi supranta, kad jis turi pagauti kamaliuką. Kai akrobatas daro kažkokį triuką, salto, visi supranta, kad jis turi
Atsistoti ant kojų, jo. Kai aš darau magiją, visada galiu sugalvoti kažkokį režisūrinį sprendimą, tai fakapus apie magiją kaip ir nelabai dabar pasakosiu, kad nieko neatskleisti, bet dėl to, kad mes dirbam renginių industrijoje, mes jau supratom, kad tikrai kiekvienas iš mūsų turi daug tų fakapų, tai nes ne viskas priklauso nuo mūsų. Tikrai teko dirbti renginiuose, kur priešais tave stovi zombi, nes, motyvaciniai gėrimai, kurie jiems duoda energijos, o po to kažkaip ta energija greitai dingsta. Taip. Tai jo, aš turiu ten triuką, kur reikia kažką daryti su rankom ir aš ten ištieskit ranką, reikia antrą ranką ant viršaus ir ten supratau, bandom kitą. Tai va, buvo vestuvės, kur stovi, laukiu savo išėjimo ir ten buvo tokia duris, langas ir aš žiūriu ir suprantu, kad jums nereikia mano pasirodymo. Kodėl? Nes įsivaizduokit, jaunaveidžiai, pirmas šokis, buvo muzikantai, prieina muzikantas, o dabar Gangnam Style. Ir tipo, ten tikrai visi svečiai, ne man. Ta prasme, nuotaka jaunikės, o po jūsų šokio Gangnam Style, visi kartu. Ir aš žiūriu. Tada ten jų taurelės kažkaip va taip čia stovėjo, čia buvo žaidimas. Reikėjo ten išgerti. Ta prasme, aš tikrai supratau, kad mano programa nelabai tinka tokiam renginiui, bet padariau ir viskas gerai. Bet su didžėju irgi buvo labai gera situacija. Turiu vieną triuką, kur turiu kažkokią dėžę, ten yra kažkoks mano nuspėjimas ir aš pasakau ten svečiui. Ar turi mylimiausią gėrimą? Jūs pagalvojate, pasakau, gerai, jo, ten apelsinų sultis, labai gerai. Aš paimu tą dėžutę, atidarau ir ten Coca-Cola skardinė. Triukas nepavyko, bet po to magiškas judesys ir viduje yra apelsinų sultis. Ir aš prisimenu, buvo vienas renginys ir užkulis susistovėjo mano rekvizitas ir, ta prasme, dėžutė, viduje yra Coca-Cola skardinė ir uždaryta su dangteliu. Ir mes tada sugalvojom su kažkokiu vedėju padaryti Magic Battle. Tipo, jis parodo kažkokį triuką, po to aš parodau. Ir aš prisimenu, jis prie manęs prieina, sako, turiu nelabai geras naujienas tau. Sakau, kas galėjo atsitikti? Na, žinok, tavo triukas jau tikrai nepavyks. Kodėl? Nes didžėjus labai norėjo išgerti kolos. Aš, okei, bet ten buvo pienas. Aš sakau, tai okei, galbūt didžėjas pagalvojo apie pieną ir ten atsirado pienas, bet aš jau sugalvosiu dabar kitą triuką. Tai visada dabar turiu kažkokį papildomą triuką, jei koks nors vedėjas ir didžėjus norės išgerti mano pieną. Taip. Iš kolos. O su alkoholinis gėrimas tas pats veikia ar nelabai? O tu iš vandenio gali vyną padaryti? Jo, prašau. Čia yra vienas iš mano triukų programai. Ar galima tave užsakyti? Ne, šiaip Gal mes padidinkim peržiūros dabar. Aš nežinau, ar jūs visi esat matę Alano programą, bet jis turi specialą savo su buteliais vyno ir tai kiek, man atrodo, iš vieno butelio ten gaunasi. Su žiūrovo triukas, jo, nes ant tuščio stalo atsiranda daug butelių ir kartais dovanoju svečiams, jei žinau, kad daugiau gėrimų jie negaus. Mobilusis baras jau išvažiavo. Taip. Paskutinis vakarienės triukas. Jo. Ok, tai realiai tavo fakapas yra ne tavo fakapas, o didžėjus fakapas. Ne, tai yra mano triukas, bet kad didžėjus sugadino tai faktas. Kaip visada, ačiū Dievui. Kodėl tavo dėžutė be priežiūros palikta? Būtent. Ne kiekvieną dieną, aš manau, kad prieis kažkoks didžėjus, kuris norės išgerti kolos. Pieno. Jis norėjo kolos. Atidarys mano dėžutę, pamatys ten tą skardinę ir toksai. Tikriausiai kažkas turi dėžutę, viduje kurios yra Coca-Cola skardinė. Ir čia skirta man. Jo, ta prasme. Tai... Bet dabar jo, mano asistentas visada saugo mano. Vienintelė vieta per vestuvės buvo, kur buvo kolos, matyt. Galbūt. Ant tiek norėjo. Ok, supratau. Tu čia toks, lengvas. Taip, bet... Tai žvaigždė, jisai nedaro pakapų. Kur Almas? Diana. Taip. Nustebink. Tai aš paskutinį. Tikrai bus sunku nustebinti. Bet kol Artūras pasakoja, tai prisiminiau keletą linksmų istorijų. Tai pirma būtų, kaip kalbėjai apie tą dieną, kai turėjau užsakymą, tai tikrai ryte tiesiog ruošiesi tam užsakymui, fotografai tai dažniausiai pradeda darbą ir nuo 10 ir nuo 8 ryto. Tai viena iš tų dienų buvo ne vestuvės, o krikštynos. Mes su vyru planuojam, prie kurio ežero važiuoti, nes šeštadienis nuostabus oras, galvojam, reikia tik į turgelį prieš tai dar nuvažiuoti, kokio 11 ryto. Skuntai gerai, aš lėkiu į turgelį, atvažiuoju ir 11:30 išvažiuojam. 11,
05 aš sulaukiu skambučio. Labą dieną, kur jūs? Ar man sustoja širdis? Taip, man sustoja širdis. Man fiziškai skauda tai girdėti. Blogiausia, kad galit pagalvoti, kad aš pamiršau tiesiog apie užsakymą. Bet ne. Tie žmonės buvo skambinę man prieš 2 mėnesius, paklausti mano kainą ir pasidomėti apie mano teikiamas paslaugas. Ir po savo skambučio, aišku, kad mes ne jokios sutarties pasirašėm. Ne, jie man dar kartą paskambino. Tiesiog skambino, o kur jūs? Ar jūs spėsite? Aš tokia, kur spėsiu? Taigi mes jums skambino, aš sakau, taip, prieš 2 mėnesius, bet ne jūs avansą padarėt, nes mes sutartį pasirašėm. Vienu žodžiu, prie jokio ežero aš nevažiavau, lėkiau pas to žmonės fotografuoti, ačiū Dievui, man buvo laisva diena, žmonių neatsakingumo lygis buvo tiesiog nuostabus, bet viskas baigėsi laimingai, spėjau net ir pasirašymą namie nufotografuoti, nes važiuoti buvo man 15 minučių, tai lėkiau, mečiau viską, buvo labai juokinga, nors tikrai kiekvienas mūsų srityje dirbantis profesionalas turi tokią baimę, kad jis pamirš apie kažkokį užsakymą, arba dvigubą paims. Taip, dublis. Tai kartais net vasarą aš kokią naktį atsikeliu, 3 nakties ar... Tikrai nieko neturiu rytoj. Tikrai nieko neturiu rytoj, dar visur pažiūri. Tai vat vienas iš tokių ne mano, bet kliento fakapų. Dar vienas dalykas buvo, mes čia kalbėjom praeitoj laidoj apie mūsų pirmas vestuvės kiekvieną, tai mano pirmas vestuvės buvo, atrodo, 21 metais gal, nežinau, ar 22. Nu čia ką? 21. Tai neseniai, prieš keletą savaičių. Jo, buvo labai trumpas užsakymas, dieną prieš aš nusipirkau naują objektyvą. Vilniaus Santuokų rūmai, kas žino, tai ten yra tie faini laipteliai, jau renovuoti, jau gražiai atrodantis, jau pasibaigė. Aš užvakar buvau, tai jau pasibaigė. Tai vienu žodžiu, mes fotografuojamės, aišku, tą atsakomybę, aš užsidėjau naują objektyvą. Ant tų laiptelio buvo pavasaris, aš buvau su paltu ir reikėjo pakeisti objektyvą, nes tas buvo labiau iš tolo skirtas fotografuoti. Aš galvoju, ką aš dėsiu dabar į kuprinę tą objektyvą, aš tiesiog mano palte buvo vidinė kišenė, aš įdedu tą objektyvą, fotografuoju ant tų laiptų ir taip, čia atsistokit, taip, anaip. Ir taip girdžiu kažkoks budum, ten kiek? 25 laipteliai kokie. Gal kažkur po 10 budum. Aš matau žmonių veido išraišką, tiesiog jau tokia. Su kiekvienu kartu. Aš galvoju, kas ne taip, žinai, galvoju, kažkas nukrito, kas čia. Ir jau pagal tų veidų reakciją aš taip atsisuku, žiūriu į tą objektyvą, butum, aš tik žiūriu, kaip jis ten iki galo nusirideno, net taip atsisukau, net nebėgau pasiimti jokių reakcijų, aš tiesiog taip pasižiūrėjau, taip, eilinė diena. Kiekvienas tas budum, minus pėm. Tai iš tikrųjų jo, tos pirmos vestuvės man irgi buvo minusinės, nes tik nupirkau objektyvą ir pirmą dieną, kai pasiėmiau į pirmas vestuvės. Čia man kas liečia įrangą, tai labai. Tai va, čia jau buvo mano toks fakapas, tai po kurio aš tiesiog objektyvus, nesvarbu, kaip aš skubu, aš tiesiog dedu į kuprinę. Taip, aš tą dieną turėjau su savim 3 objektyvus, tai kažkokioj kokybė nenukentėjo, nes tiesiog užsidėjau kitą objektyvą ir buvau rami. Tai tiesiog dabar į kišenę objektyvų nekišu. Taip, čia tokie 2, dideli, nedideli, nežinau, jau čia jums žiūrovai spręsti. Jie skausmingi, būtų tokie įdomios patirtis. Dublį realiai padaryti dublį. Arba atsikelt su kokį šeštadienį, pavyzdžiui, tu įsivaizduok pas tave vienintelis laisvas šeštadienį vasarą, kolegų supras. Vienintelis laisvas šeštadienis vasarą, tu suplanavęs ten jį prieš N plus ką laiko ir pasirodo, jis nifiga pas tave nėra laisvas ir tiesiog pamiršai įrašyti tam tikrą datą ir tu atsikeli šeštadienį ryte nuo skambučio, sveiki, o jūs kur? Tai gerai vedėjas, okei. Jeigu vedėjas, tarkim, jis turi, aš bent jau turiu Stek tu vakare pradedi darbą. Taip, aš turiu vakare darbą, bet vis tiek jam reikia pasiruošti. Visa personalizacija, programa. Ten jūsų pasiruošimas. Klausykit, yra vedėjai turi, čia gal apie tai po to pakalbėsim, bet vedėjai tikrai ruošiasi daug.
Daug mes ruošiamės, tikrai. Prie veidrodžio. Šurašau klausimus. Ne, žinai, vieną kostiumą, antrą. Jo, čia Kuris kuris, čia geriau? kuris čia, jo, čia tavo... Pasiimsiu abu. Ne, va čia va realiai visas tas stereotipas. Pasiruošimas. Čia, jo, pasiruošimas, žodžiu. Taip, mes turim gal kokį planą C ten, kur nepersonalizuota Jeigu jaunoji programa. neatvažiuos. Taip, arba, nu, žodžiu, prie ko, kad jeigu vyksta dublis, mes dar galim kažką pakeisti planus. Organizatorės, fotografai, DJ, tie patys, nu jūs dirbat realiai anksčiausiai visų. Iš visų. Nu, Tai, vat, organizatoriai negali turėti dublių, nu, tas tiesiog neįmanoma, nes, Ne, kaip nes jūs organizatorius. rezervuojat datą, ar ne, ir tiesiog laukia tos datos. Tiek vedėjai, tiek fotografai, tiek videografai ir visi kiti. Organizatoriai visą tą laiką dirba. Visus tos metus ar Susitikimai, pusmetį. jo, jo. Susitikimai, tu visus organizuoji, tu visus samdai, tu su visais ten pasirašai, derini viską, tai tu negali pamiršti, kad man kažkurią dieną vestuvės. Vienintelis dalykas, ką tu gali padaryti, pramiegot netyčia. Va čia tada man būtų tas pats turbūt, kas jums yra dublis, ar ne? Aš dar vieną pakapą. Bet tuoj, bet aš realiai milijoną žadintuvų pasistatau, ar ne, asistentėm sakau, pasistatykit milijoną žadintuvų, jeigu ten kažką tai man skambinat, nežinau, ateinat pas mane į namus. Bet mes, nu, negalim turėti dublių, nu, tas tiesiog neįmanoma. Nu, tu žinai, kad ta data tau užimta, tau įsirėžė į atmintį, jau visos datos tu puikiai mintinai moki ir tu moki visus tiekėjus, kurie ten dirbs ir panašiai. Nu, čia šito nepamirši niekaip. Tai va Gerai. Vienu žodžiu, buvo eilinis kažkoks laisvas antradienis ir tą antradienį gavau 2 naujas užklausas krikštynų fotografavimui. Labai ten artimų laikų, gal už kelių dienų. Ten paskutinės minutės užsakymai. Viena bažnyčia buvo Trakuose, man atrodo, o kita Grigiškėse. Ir vienu žodžiu, aš tas 2 dienas derinau, kur, kada važiuoti, vis tiek tie paskutiniai klausimai, kada, kur atvažiuoti, kur su pasiruošimu, kur be. Vienu žodžiu, turėjau vieną su pasiruošimu ir aš važiavau tiesiai į bažnyčią, nes pamiršau, kad turiu dar pasiruošimą nufotografuoti. Tai geriausia, kad dar nuvažiavau ne į tą bažnyčią. Aš skambinu žmonėm, o tai kur jūs, aš jau prie bažnyčios. O mes jūs namuose laukim. Aš sakau, toj prilėksiu. Sako, ne, jūs jau nevažiuokit, nes nespėsit. Ačiū Dievui, kad aš per tą laiką, ką turėjau, kol laukiau jų, aš pasižiūrėjau, prie kokios bažnyčios man reikia būti. Aš dar tą pusvalandį važiavau prie kitos bažnyčios, spėjau į ceremoniją, atfotografavau, paskui važiavom į sodybą. Taip žmonės liko be pasiruošimo nuotraukų. Aišku, padariau jom didelę nuolaidą, padariau dar dovanų albumą. Ar jie buvo dėl to nusiminę arba kažką pasakė, ne, sako, nu, tiek to būna. Bet nuo to laiko aš užsirašau ir bažnyčią, ir laiką kelintą būti, 10 žadintuvų, pas mane 3 kalendoriai, kur tos užsakymus surašau. Ir, nu, čia vat mano gal toks neatsakingumo maksimumas buvo. Sumaišyti bažnyčias ir sumaišyti, kad reikia pasirašymų fotografuoti. Oi. Upsi. Ir realiai bendrai, dabar pasakėm daug dalykų, kurie tokie įeinantys į antrą temą, aš tikiuosi, kad mes, taip sakant, spėsim gal trumpai tiesiog gal esmę pasakyti iš tų visų dalykų, taip, kuriuos mes darom, kurie yra matomi klientams, kolegoms ir taip toliau, kas yra apie ką jūs norėtumėte papasakot, ko nemato niekada nei klientai, nei kolegos, bet ką jūs tikrai žinot, kad dar, pavyzdžiui, kad vedėjai, jums buvo surprizas, kad vedėjai ruošiasi pasirodo. Labas vakaras. Būna ir taip, bet realiai, po tokį trumpą dalyką, ką jūs, nežinau, Adamai, kas apie tavo programą? Šiaip jo, pakankamai dažnai būna ne nuo kliento, labiau nuo tokių pažįstamų. Kodėl tu tiek kainuoji, jei darai pasirodymą ten 30 minučių scenoje? Nu, vedėjas visą vakarą dirba ir ten gali mažiau paimti pinigų, o ten tavo pasirodymas kainuoja tiek. Nu tai vėlgi, yra pasirašymas. Yra pasirašymas ir prieš renginį, kuris trunka pas mane realiai 1 dieną. Aš visada einu paruošti savo rekvizitą, o rekvizito pasirašymas yra toks labai labai svarbus dalykas. Į Coca-Colas butelį pieną pilti, viską galvojat. Su švirkštais tam. Su švirkštu dar neatidarius. Vienoje kišenėje triušės, į balandis, nenaudojam gyvūnų. Nu, tai va. Pagauti tą triušį. Taip, laukia, zoologijos parke. Žiemą. Tai čia labai svarbu, kad tu nenaudoji gyvūnų. Jo, nenaudoju.
šiaip rimtas labai bairis. Mes esam šiuolaikiniai žmonės, aš esu šiuolaikinis iliuzionistas, aš naudoju telefoną, o ne triušį. Nes dėja, aš visai prieš 2 metų laikotarpį aš esu matęs pasirodymą, kur yra naudojami gyvi. Prieš pusantrų metų tai buvo. Jo, Gerai, bent gyvi. gyvi gyvūnai ir Po to tai yra nežinau, tragedija ir aš nežinau, jeigu dais šitą informaciją kitos žmogaus, jis paprašė mane pristatyti kaip showmeną jį. Aš, tikrai gal vardu nesakysiu, bet man tikrai nuoširdžiai yra gėda už tą faktą, kad mes iki šiol kažkas iš jūsų atstovų, iš iliuzionistų naudoja gyvus gyvūnus. Tai yra Bet žiūrėk, galiu atsakyti kitaip. Tikrai turiu tokių pažįstamų užsienio, kurie dirba su gyvūnais. Ir jų gyvūnai gyvena net geriau nei kai kurie žmonės. Tikrai. Pavyzdžiui, turiu vieną pažįstamą, jis yra iš Latvijos, bet jis dirba visame pasaulyje, šiuo metu Vokietijoje ir jis daro triukus su papūgais. Tai jo papūgai tokie laimingi, tikrai. Ir aš mačiau, kaip jie gyvena, aš tikrai žinau, kaip jie keliauja kažkur, kaip jis maitina. Ta prasme, ne, jo, jie turi savo verslo klasę. First aid place, jo. Ne, tikrai viskas tvarkoja, bet yra ir tų atlikėjų, artistų, iliuzionistų, kurie, kaip tu, nežinau apie ką tu kalbi, bet man labai įdomu sužinoti. Suprantate, ten iš to šaumeno matėsi, kad ten jam... Supratau. Jam jau jo. Tai va, tai yra tas mūsų pasirašymas, pasirodymo, bet yra pasirašymas šiaip, kuris eina visą gyvenimą kartu su manim, nes aš pradėjau, kai man buvo 9 metai, čia aš pradėjau daryti magiją. O dabar tau 12. Beveik, jo. Šiaip, jeigu apversi tą skaičių, jo, 21. Tai jo, aš pradėjau daryti magiją, kai man buvo 9 metai, pradėjau domėtis šiaip cirko menais, kai man buvo 4 ir nuo 13 metų aš jau dirbu renginių industrijai, pradėjau nuo vaikų švenčių ir man reikėjo praeiti tą mokyklą, daryti pasirodymus už 30 €, dirbti beveik kiekvieną savaitgalį už tokią sumą, kad dabar būti tam, toj vietoj, kur esu dabar. Tu pamiršai dar pridėti, kad nuo 15 pradėjai meluoti. Ne, šiaip esu labai laimingas, kai aš pradėjau, jau egzistavo socialiniai tinklai ir visą mano kelią, profesiją galima nuo A iki Z pamatyti ir sužinoti, kas aš esu. Išvadinai dabar taip gražiai. Visą gyvenimą darau tai ir labai myliu savo darbą, tai gal už tą meilę žmonės ir moka pinigus, kad gauti tikrai labai gerą kokybę mano pasirodymo ir labai tikiuosi, kad visi mano klientai po mano pasirodymo laimingi ir nustebinti. Mes irgi labai tikimės, kad visi tavo klientai po tavo pasirodymą nustebinti, šaunuolis toks. Ačiū tau labai. Gerai. Gerai, jo, tai vėlgi, Alanai, ačiū, bet mes kalbėjome apie trumpą. Tokį pasakymą, ne? Ne, tu pradėjai apie gyvūnus, tai turėjau papasakoti. Gerai, tai jo, tai galėsim pratęsti. Diana, pratęsk. Tada kas... Šių klausimą pamiršau. Trumpai ir aiškiai, papūgas. kas iš tavo darbo nesimato klientams ir kad nori, kad būtų matoma. Noriu, kad būtų matoma, kad geras fotografas su savim turi ne vieną komplektą įrangos. Nes ne viena kortelė tai yra kupriniai, šiaip turiu tų kortelių, tai nežinau, kokių 15. Yra papildoma atsarginė kamera, kuri ekstra atveju guli, yra keli objektyvai, yra daug laidų, kurie gali didžėjų prireikti, gali vedėjų prireikti, turiu elementų pakrovimo ir turiu skirtingų pakrovėjų, kad visiems, jeigu ką, galėčiau paskolinti, padėti ir tikrai tenka. Tai prailginuvas pas kažką sugeda, tai Type-C laida nėra, tai batarkės baigėsi pulte telikai jungti. Tai tas dalykas yra nematomas, bet tiesiog jis bendrai tą renginį sumažina kažkokias rizikas. Ir aš manau vis tiek visi dirbam, kad klientai būtų patenkinti. Taip. Tai jeigu aš galiu kažkam kažko padėti, iš tikrųjų tai bagažiniai daug daiktų skirtingų vežioju, kurie gali renginio metu padėti, kaip planuotojas vežioja, bet ne visada klientai turi planuotoją, ne visada klientai turi koordinatorę, tai tikrai ir siūlų, ir drėgnų servetėlių, ir nuo nuospaudų pleistrų, ir papildomų rūbų kažkokių atsarginių. Papūga tam magui. Ir magui Coca-Colas butelį dabar vežiosiu. Šio podcasto jau. Jo, iš po šio podcasto jo pradėsiu vežioti. Tai iš tikrųjų dirbam dėl vieno tikslo, tai stengiasi iš tos patirties, ko kažkada prireikė, turėti su savim, nes gali kažkada vėl prireikti.
Būna ir garintuvą vežioju, ir papildomą šviesą, ir ta šviesa skirta ne tik man, bet ir visi, kas dalyvauja renginį, jeigu reikės, galės panaudoti. Ir tam ir vėlgi kaina keli, nes pripirkitų papildomų lempų, kad paskui prie baro pastatyti, kad paskui, kur tiesiog prireiks, galėtum panaudoti ir nebūtų to, o būtų gera turėti. Ok, supratau. Technika ir apgalvotas. Technika, jo. Apgalvotas. Servisas. Papildomas. Kai galvoju ne tik apie save, bet apie kitus ir apie savo jaunuosius, kad jiems būtų ta bendrai paslauga suteikta kokybiškai. Ok, ačiū tau labai. Sandra? Tai tęsiant šitą, tai iš tikrųjų jo planuotojos bagažinė, tai iš tikrųjų mano asmeniškai bagažinė yra visas butas. Ir tiek tų visų daiktų išvardintų Dianos, tiek ir kitų, ir vaistinė, žodžiu. Nesakau vaistinėlė, bet vaistinė ir tų papildomų dalykų kažkokių, kurių gali prireikti tiek kolegom, tiek jauniesiems, tiek galbūt svečiams netgi. Bet labiausiai galbūt man norėtųsi, ko nemato klientas, užsakovas, bet ne tai, kad man norėtųsi, kad matytų, kaip tik mano tikslas yra, kad nematytų, bet kad vertintų, ar ne? Tai, kad planuotoja realiai daug kontroliuoja ir gaisrų gesina, kurių nemato. Ir iš tikrųjų, jeigu viskas praėjo sklandžiai, nebūtinai tai buvo ir greičiausiai taip nebuvo, o dėl to, kad taip yra padarę. Ir, sakykime, kol jūs, tarkim, ceremonijoje ar fotosesijoje, tai kas vyksta šventės vietoje, jūs supratimo neturite, kad, tarkim, buvo atvežta ne ta scena, kuri buvo ne taip pastatyta, kuri ten užėmė visą šokio aikštelės plotą ir galiausiai ir technikai man sako, kad tai buvo pasakyta ir taip nebuvo pasakyta. Aš negalėčiau taip pasakyti, kad būtų viskas neliktų tos šokio aikštelės ir galiausiai tau prieš pusvalandį iki svečių ateimo, tau greitai važiuoja, vežasi kitą sceną, o sceną perstatyti nėra ten valandos reikalas ir vis tiek padaro. Ir aš nežinau, aš vargu, ar be planuotojos šitas būtų sutvarkyta. O kada jaunieji atvyksta, jie mato tai, ką mato. Viskas gražu, faina, gera, patogu, taip kaip mes norėjom. Tai va, būtent, kad nemato, tai tavo atveju čia tiesiog ne to žodžio prasme, tai ko nemato klientai. Tai ko nemato klientai, kad jie nematytų, bet kad jie tą vertintų, kad suprastų. Kad jeigu kažkas buvo gerai ir kodėl. Kad jeigu viskas buvo gerai, tai nebūtinai buvo viskas gerai, bet tiesiog tą labai greitai ir nematomai pataisė. Būtent. Gerai, ačiū tau labai. Artūrai, Aš užbaigiam. Tikrai labai trumpai. Taip. Tai, ko nemato, kad mes, kaip ir minėjau, kad mes atvažiuojam aš atvažiuoju su savo komanda prieš 5-6 valandas. Iki pradžios. Iki pradžios, iki pirmojo svečio dažniausiai. Tam, kad viską patikrinti, sudėlioti. Po to mes dar dirbam ten 8 ar ten 10 valandų pačiam renginy minimum. Tai dabar, kad užsakovai žmonės vertintų tai, nes vis tiek kiekvienas laidas, viskas kainuoja pinigus, kaip ir minėjo ir Diana, ir Sandra, kad viskas kainuoja ir ne viskas, jeigu viskas sklandžiai renginio metu, tai nereiškia, kad taip yra. Būna ir rozetės ten pradeda lydytis, laidai neveikia, kažkas ten su garsu, bet tu stengiesi padaryti taip, kad nepastebėtų. Ir jeigu to nepastebėjo užsakovai, reiškia, tu savo darbą padarai gerai. Bet tai nebūtinai buvo, kad nebuvo kažkokių fuck-upų, apie ką mes kalbėjom. Tai reikia vertinti, jeigu šventė pradėjo sklandžiai, jeigu taip trumpai, jeigu šventė pradėjo sklandžiai, tai padėkoti tiems tiekėjams, kurie ten dirba, nes nebūtinai viskas buvo sklandžiai, jie tiesiog renginio metu galėjo tai padaryti taip, kad jums taip atrodytų. Tikrai taip. Nes realiai nuo techninio aptarnavimo priklauso labai daug, aš netgi esu pasakojęs pas save, Instagramuose visuose ir taip toliau, kad šitas reikalas yra nesvietiškai svarbus, tai ne veltui jūs čia visi sėdit kaip pagrindiniai aspektai, sakyčiau, kiekvienos, nebūtinai vestuvės šventės, bendrai kiekvieno renginio. Ir Raunas. Ne, šiaip jau kauju, tikrai. Mes gaila, gal ateityje, taip sakant, su tavim irgi paliesim, tikrai paliesim temą, reiškia, apie tavo iliuzionisto visą šou.
Tai prie šito tikrai grįšim. Šiaip ačiū labai visiems, kas šiandien buvo. Pažiūrėkit šias minutės. Kaip? Pažiūrėkit čia mūsų Taip, podcastą. kad pažiūrėjote šią mūsų podcastą. Tai aš jums pažadu tikrai ne paskutinis kartas, kada jūs matot šiuos veidus. Galbūt sąstatas keisis, mes papildysim dar kitais svečiais, bet šios 2 laidos buvo skirtos būtent šitiem žmonėm. Tai yra Alanas Glatkovas. Tai yra fotografė Diana Ko, nereikia, viskas mes jau viskas gerai. Taip, tikiu. Tai yra vestuvių organizatorė, vestuvių planuotoja ir renginių organizatorė Sandra Garbanės planas ir DJ Artūras Sao Sounds ir aš šios laidos vedėjas, renginių vedėjas Denis Ras. Ačiū ir viso gero.